Irenos Savickienės vietos projektas – skardos lankstinių gamybos verslo įkūrimas. Su vyru atsikraustėme į kaimo vietovę prieš 5 metus ir kilo įvairių idėjų, kaip plėtoti galėtų verslą kaime, nes buvom girdėję apie įvairias paramas ir nusprendėm su vyru, kad būtų smagu pabandyti skardos lankstinius gaminti, kadangi jau esam su to susidūrę, tik turėdavom anksčiau mechaninės skardos lankstimo staklės. Tai vyras išsirinko staklės, kurių mes norėtumėm, kurios mums būtų tinkamos ir padėtų plėtoti mūsų idėją. Ir kreipėmės į Telšių rajono VVG. Tai vat, įsigijom šitas stakles automatinės, prieš tai turėjom paprastas mechaninės, šitas darbą pagreitina. Su šitom staklėm lankstome skardos gaminius. Pagrindę mes darom tvoralentės. Jo, lyginant su mechaninėm, šitos staklės yra programuojamos, labai palengvina darbą. Ir svarbiausiai kokybė. Sužinoję, kad gavom paramą ir mūsų projektą patvirtino, žinoma, labai apsidžiaugėme, nes supratome, kad galėsime įgyvendinti savo tikslus. Toliau sekė reikiamų dokumentų paruošimas, pateikimas ir tikrai viskas labai sėkmingai, sklandžiai vyko. Labai padėjo darbuotojai Telšių rajono VVG ir susitvarkėm, pateikėm tiekėjam užsakymą ir viskas sklandžiai vyko. Kadangi lankstume pagrindę rombo tipo tvoralentės, labai reikalinga gaminių kokybė, tikslumas, nes šešėliuoja. Su mechaniniam staklėm, kai lankstai, tai nedakeli, tai per daug perkeli ir kai šviečia saulė, šešėliuoja. O šitos automatinės staklės, kaip suprogramuoji, tai visi gaminiai, visos detalės, visos vienodos, idealiai. Vertinant mūsų šeimos patirtį su parama verslo pradžiai, tikrai galėčiau rekomenduoti ir kitiems nepabijoti ir kreiptis, nes tikrai sunku yra iš karto ir visus pinigėlius turėti, nes nauji renginiai, jie turi savo kainą ir tikrai labai patogu, kai prisideda prie idėjų gyvendinimo, nes jaunam verslui tai labai patogu. Šitas stakles rinkomės dėl to, kad yra Lietuvoje servisas. Ir vokiečiai kalba patys už save, visam pasaulyje kokybę. Kai parsikraustėm į mažą miestą, tai vat ir buvo pirmiausia ta mintis, o ką mes darysim ir kaip susikurti savo darbo vietas, nes nėra labai daug tų darbo pasiūlymų.